Sveiki, aš esu viena iš Lygiosios narių Ugnė. Mes esame organizacija siekianti moterų saugumo ir lyčių lygybės, veikianti per lokalų aktyvizmą, socialinių medijų iniciatyvas ir bendruomenės kūrimą. Noriu labai padėkoti visiems dalyviams už susidomėjimą investavimo seminaru. Jį ves Vilniaus universiteto lektorė, ekonomistė ir investuotoja Neringa Ramanauskė bei šio seminaro viešnia advokatė Viktorija Čivilytė, kuri turi itin didelę patirtį skyrybų, turto dalybų ir paveldėjimo bylose. Sveiki. Tai Ugnė jau prisistatė. Kas prisijungėte tik tai dabar, tai matysite įrašą prisistatymą. Ugnė pakvietė mane ir advokatę Viktoriją Čivilytę pasidalinti savo įžvalgomis, savo patirtimi, savo žiniomis, ir mes šiandien tą pamėginsim padaryti. Tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame yra daug visokių gražių, smagių dalykų. Ir kartais taip norisi čia ir dabar, kartais taip norisi visko. Ir tas viskas gali būti nuo smulkių dalykų iki tokių didelių dalykų, kurie kainuoja labai nemažus pinigus. Ir kartais mes galvojam, kad yra tam tikri dalykai, kurių niekada gyvenime neturėsiu, bet galbūt aš galiu turėti labai daug suknelių, arba labai daug batelių, arba labai daug kažkokių aksesuarų. Tai šiandienos mūsų tema yra iš tiesų, kaip geriau gyventi. Tai ar geriau kažką taupyti, atsidėti, investuoti, ar geriau tiesiog džiaugtis šiandiena tomis galimybėmis, kokias yra mums pasiekiamas. Tai apie tai pabandysim ir pakalbėti, pabandysiu jūs įtikinti, kad vis dėlto yra kelias geresnis negu gyvenimas šią dieną. Apie ką mes šiandien kalbėsim? Tai mes bandysime aptarti tokius klausimus, kaip iš principo, kas yra investavimas, kodėl apskritai verta investuoti, kas būtų mano gyvenime kitaip, jeigu pradėčiau investuoti ir kas būtų, jeigu nepradėčiau. Ir nuo ko pradėti, ir ar labai baisi ta rizika, ir kas ta rizika yra, kaip jos išvengti ir galima ją suvaldyti. Aš pasistengsiu trumpai pristatyti skirtingas turto klases, kokie yra esminiai jų grąžos, rizikos ir kitokie skirtumai. Atsakyti į klausimą, kada yra tas metas investuoti, kada metas pradėti. Ir su advokatės Viktorijos Čivilytės pagalba mėginsim atsakyti klausimą, kodėl investavimu svarbu domėtis moterims merginoms. Atrodo, tai tarsi tokia labai vyriška sfera, tradiciškai kažkaip daugiau pas mus vyrai finansus linkę. Jeigu turėsite kokių nors klausimų, tai stenkitės rašyti per prieigą, klausimai ir atsakymai. Mes pabaigoje visus klausimus tenksimės atsakyti. Tai pirmiausia, kalbėsiu aš, paskui kalbės advokatė Viktorija Čivilytė, ir tada jau mes atsakysime jūsų klausimus. Nurodykite, ar klausimas skirtas yra man, lektoriai Neringai Ramanauskiai, ar klausimas yra skirtas advokatai Viktorijai Čivilytei, o gal mūsų organizatoriams. Taigi trumpai apie mane. Esu Vilniaus universiteto ekonomistė ir investuotoja, kaip dabar mane pristato verslo žinios. Tai nuo 2012 metų, daugiau negu 10 metų jau dirbu Vilniaus universitete, turiu patirtį darbo ir kitose universitetuose. Turėjau daug stažuočių įvairiausių, mano moksliniai interesai yra gana platus ir išeina už tradicinės ekonomikos teorijos ribų. Turėjau ir kitokios patirties, vadovavimo įmoniai patirties, rinkodaros tyrimų, verslo vadybos patirties. O pirmos mano investicijos buvo atliktos dar 1993 metais, tai jums tikriausiai skamba baisiai seniai. Taip, tai buvo labai seniai. Ir tuo metu aš dar buvau studentė ir tiesiog iš smalsumo atlikau savo pirmasias investicijas. Tai skirtingai negu dabar, investuoti tais laikais buvo labai sudėtinga palyginus, reikėjo fiziškai nuvykti pas brokerį, kuris buvo fizinis asmuo kažkoksai ir tenai reikėjo susitarti, pasirašyti vertybinių popierių pirkimo pardavimo sutartis. Kiekvienas sandoris buvo brangus ir iš tikrųjų tas investavimas atrodė komplikuotai. Tačiau šiandien situacija yra visiškai pasikeitusi ir mes turime daugybę šiuolaikiškų priemonių, kurios
leidžia mums tas investicijas pasiekti tiesiog iš savo mobilaus telefono. Tai kodėlgi nepabandžius to ir padaryti. Pradėkime nuo to, kas yra investavimas iš principo. Iš bendro išsilavinimo dauguma įsivaizduoja, kad tai yra galbūt bitkoinų pirkimas, gal kažkokių akcijų pirkimas, tačiau iš tiesų investavimas yra platesnis dalykas. Palyginkime jį su dviemis sampratomis. Vartojimas, kai tu tiesiog išleidi pinigus, na ir ką, tų pinigų tiesiog nebelieka. Antra vertus, mes galime pinigų dalį sutaupyti, atsidėti rytdienai. Kas tada atsitiks? Jie bus neišleisti, jie kaupsis, na ir tada mes galime tikėtis, kad kažkokia sankaupė pinigų tam tikro laikotarpio pabaigoje liks. Taip, gal mes sutaupysim kažkokiam pirkiniui didesniam, gal mes sutaupysime svajonėms ar automobiliui, ar galbūt netgi namams. Tai atrodo, kad tai irgi yra saugus ir patikimas būdas kaupti pinigus. Na ir investavimas yra toks pinigų kaupimas, toksai jų įdarbinimas, įveiklinimas, kada tie pinigai pradeda uždirbti pinigus. Na, o kai jie pradeda uždirbti pinigus, tai rezultatas mes galiausiai turime daugiau pinigų, negu būtume šiaip laikę einamoji sąskaitai. Kodėl aš turėčiau investuoti? Kas gero bus, jeigu aš investuosiu? Na, tai pamėginkime apžvelgti svarbiausius argumentus. Pirmiausia, tai mes apsaugome savo santaupas nuo infliacijos ir apie tai, kiek ta infliacija yra aktuali, ar jinai iš tikrųjų yra tik mitas, o gal ta infliacija tik mano piniginėje, mes pakalbėsime netrukus atskirai. Na, toliau kitas argumentas, kodėl turėčiau investuoti, tai yra mano sukauptas finansinis turtas, uždirba man pajamas. Tai yra tampa pasyvių pajamų šaltiniu ir be to, kad aš, tarkime, dirbu ir uždirbu pinigų savo tiesioginėme darbe arba turiu verslą, tai dar ir mano pinigai, kuriuos jau uždirbau anksčiau ir sutaupiau, uždirba man pajamas. Ilgainiui tas pinigų srautas gali tapti labai reikšmingas, o galbūt netgi viršyti jūsų iš darbo gaunamas pajamas. Kitas dalykas, investavimo pajamos yra apmokestinamos mažiau negu apmokestinamos su darbo santykiu susiję pajamos. Jeigu aš dirbu kažkokį samdomą darbą, tai apie 42% visų mano uždirbtų pinigų atskaito valstybė. Tai atskaito į pensijų fondus, atskaito į sodrą ir galiausiai sumoku pajamų mokestį. Tai 42%, na, tai yra vos ne pusė visų pajamų, to, kas popieriuje numatyta, kaip mes sakome. Na, o tuo tarpu, jeigu mes investuojame, tai investavimo pajamos yra apmokestinamos 15% tarifu. Negana to, 15% tarifu yra apmokestinamos pajamos iš dividendų nuo 1 euro, o pajamos iš palūkanų apmokestinamos tik tai nuo 501 euro. Vadinasi, 501 uždirbtų iš investicijų pinigų yra taikoma valstybės mokesčių lengvata. Dar vienas svarbus aspektas, tikrai svarbus, sakyčiau, tai yra toks psichologinis aspektas. Kai tu investuoji, atsiranda perspektyva, atsiranda motyvacija ir tu matai vis didėjantį rezultatą ir tas džiugina, tas išlaisvina tave nuo nerimo ir minčių, kaip aš gyvensiu iki kitos algos ir panašiai. Tai yra smagu stebėti, kaip tie pinigai auga, ypatingai, kai tai gauna pagreitį, ypatingai, kai jau sukaupi nemažą sumą. Na, aš pasakysiu, kad kai sukaupiau savo maždaug pirmuosius 5000 eurų, tada pajutau jau tą smagumą ir tada jau labiau tas rezultatas jautėsi. Kol buvo suma mažesnė, tai tas rezultatas buvo nedidelis ir, na, atrodė toksai galbūt nelabai įspūdingas. Ekologinis aspektas, žmonės, kuriems svarbi aplinka, gamta, tai, na, kuo mes daugiau išleidžiam visokiems rūbams, avalynei, kitiems menkaverčiams dalykams, tuo mes sutaupoma ir energiją, kuri kitaip būtų buvusi naudota tiem daiktam gaminti, tuo mažiau mes švaistome, išmetame, o tai šiandien irgi yra labai svarbus aspektas. Na ir galiausiai moralinis aspektas.
Jūs galite skolinti žmonėms, jūs galite skolinti verslui, jūs galite investuoti į verslą, tokiu būdu paremti geras iniciatyvas, tvarias iniciatyvas, čia jau jūs renkatės į kur investuoti ir galiausiai, kai jau jūs uždirbate daug pinigų iš savo investavimo ir tampate tais milijonieriais, galite tapti begėdiškai dosnūs, taip sakant, ir taip pat imtis kažkokių gražių iniciatyvų, kurių šiaip jau eilinis žmogus galbūt neleidžia savo. Na, tai mes dabar pamėginsime ir aptarti tuos pirmus 2 punktus, tai yra apie infliaciją ir apie tai, kaip finansinis turtas uždirba pajamas. Ar infliacija išties baisus dalykas, ar nebaisus, kiek tas infliacijos krokodilas yra bauginantis. Tai mes susipažinkim su juo. Na, sakykim, kad turite 1000 eurų banko sąskaitoje 2025 ir jūsų santaupos neuždirba palūkanų. Tai tokiu atveju, jeigu infliacija būtų 2, 5 arba 10 metinių procentų, tai kiek būtų verti jūsų pinigai kitais metais. Tai kitais metais, pirmu atveju, jeigu infliacija būtų labai maža, tik tai 2 procentiniai punktai, tai tokia infliacija būna tuo met, kai mes sakome, kad infliacijos beveik nėra, ekonomistai laiko, kad tai yra natūralus toks infliacijos lygmuo. Tai matom, mes netenkam maždaug 20 eurų per metus nuo 1000 eurų. Jeigu infliacija kita vertus yra apie 5 procentus, tai mes netenkam jau tikrai gana didelės sumos, ne 47,5 eurų. Ir tuo atveju, jeigu infliacija jau gerokai padidėja iki 10 procentų, tai mes netenkam, na jau beveik viso 100 eurų. Žinoma, mūsų sąskaitoje ir toliau gulės tie patys 1000 eurų, vizualiai atrodys niekas jiems nenutiko, bet nuėję į parduotuvę su to 1000 eurų mes jau nenupirksime tiek prekių, kiek būtume nupirkę prieš tuos metus. Taigi, tai yra reikšminga suma ir net jeigu kažkas norėtų pasiginčyti, tai tada aš pasakyčiau taip. Įsivaizduokime, kad vieną dieną ateinu pas kažką iš jūsų ir sakau, na, atiduok man savo 50 eurų, nes tiek tavo pinigai nuvertėjo. Tai turbūt ne vienas džiugiai nenorėtumėt atiduoti pinigų, su jais atsisveikinti. Tai čia mes kalbam teoriškai, o dabar pasižiūrėkime į praktiką, kokia tai iš tikrųjų infliacija buvo nuo 2015 metų iki 2024. Lietuvos statistikos departamento duomenimis metinė infliacija, tas pirmas stulpelis, tai mes matome, kokia jinai buvo ir buvo nedidelė, 2015 net matėme nedidelę defliaciją, 16 matėme jau nedidelę šliaužiančią infliaciją, na ir toliau jinai tokia ir buvo, atrodo, nelabai baugi ir reikšminga iki 2021 metų, kada iššoktelėjo iki 10,5%, nuo 2022 metais ji buvo ir gerokai didesnė. Na ir kas būtų nutikę tam 1000 eurų, jeigu aš juos būčiau tiesiog kažkur uždirbusi ir pasidėjusi savo einamąją sąskaitą 2014 metais. Taigi tie mano 1000 eurų iki 2016 metų būtų jau nuvertėję iki 984 eurų. 18 metais jie būtų verti 930 eurų. 20 metais 903, tai čia prie tos šliaužiančios lėtos infliacijos. Ir išeičiau 2024 metų pabaigoje beveik tik tai su pusė tos sumos, kurią pasidėjau. Kitaip tariant, nors skaičius būtų vis dar tas pats 1000 eurų, tačiau jeigu mano pinigai neuždirbo tiek, kiek buvo infliacija, vadinasi, aš praradau ir per šitą laikotarpį praradau vos ne pusę šitų visų pinigų vertės. Aš už juos jau galėčiau nusipirkti tik tiek, kiek 2015 metais buvo verti tie 650 eurų. Tai yra tikrai įtikinantis, man atrodo, dalykas, tas krokodilas yra rimtas dalykas, į tą infliaciją yra rimtas dalykas ir ją numoti ranką, sakyčiau, yra prabanga, tikra prabanga. Tai aš taip nenorėčiau padaryti. Siūlau ir jums taip nedaryti. Na, o kaipgi auga finansinis turtas ir kodėl investavimas yra toks svarbus? Tai pirmiausia, tikriausiai daugelis esate girdėję tokį išsireiškimą, kad sudėtinės palūkanos yra 8. pasaulio stebuklas. Tai sudėtinės palūkanos tai yra tas reiškinys, kada jūs
įdedate savo santaupas, investuojate kažkur, tai tos santaupos uždirba palūkanas ir tas palūkanas jūs reinvestuojate, tai yra vėl prijungiate prie tos jau sukauptos sumos ir tada jau dirba nebe tik tai jūsų investuota pradinė suma, bet taip pat ir tos palūkanos, kurios buvo uždirbtos pirmaisiais metais. Antraisiais metais jau dirba ir pradinė suma, ir pirmų metų palūkanos, ir tada jau antrųjų metų palūkanos pradeda uždirbti. Ir taip toliau. Tai mes matysime netrukus, kokį tai efektą iš tikrųjų sukuria. Kitas svarbus dalykas tai yra 72 taisyklė. Kas ta 72 taisyklė? Tai jeigu jūs žinote, kiek jūsų investicijos uždirba procentais, tarkime, mano investicijos uždirba 12 procentų per metus, tai aš 72, skaičių 72 turiu padalinti iš 12 ir gausiu skaičių, kuris rodys, per kiek metų mano ta investicija padvigubėjo. Tai 72 taisyklė yra labai įdomi, investuotojai paprastai ją žino, bet eiliniai žmonės nesusimąsto. Ir jeigu mes paskaičiuotume skirtumą tarp 2 procentų grąžos arba 3 procentų dabar didžiausios palūkanos, kurias moka bankai, tai yra maždaug 3 procentai už terminuotus indėlius. Toliau, jeigu jūs investuojate į obligacijas kokias, galbūt 4 procentai, kiek jūs uždirbate, arba jeigu investuojate į akcijas, galbūt nuo 9 iki 15 procentų uždirbat, tai tiesiog 72 dalinkite iš tų procentų, kiek jūs uždirbate per metus, ir sužinosite, per kiek laiko jūsų investicija padvigubės. Labai nustebsite, kad net ir 1 procentas, 1 procentinis punktas gali labai reikšmingai pagreitinti jūsų investicijų augimą. Na ir kokie yra pagrindiniai investavimo sėkmės ingredientai? Pirmiausia, laikas. Daugeliui atrodo, dabar aš studentas, dabar aš dar tik tai gaunu pirmąsias savo pajamas, man svarbu dabar nusipirkti ten kažkokius batus, kažkokią spintelę, kažkokį stalą ir panašiai. Nesiginčiju, tai gali būti svarbu, jeigu mes tų dalykų visai neturime, tačiau jeigu mes jau esame apsirūpinę bent jau baziniais dalykais, laikas pagalvoti apie investavimą. Investuoti 100 eurų gyvenimo pradžioje duos kur kas didesnį rezultatą negu 500 eurų gyvenimo pabaigoje. Taip, kad tikrai verta neatidėlioti, laikas yra pats svarbiausias ingredientas ir todėl labai svarbu šnekėti apie investavimą nuo jaunų dienų. Na ir kas ta gera pradžia? Tai reiškia, kad padaryti gerą startą ir, tarkim, kiek gali pataupyti ir pasakyti savo, dabar aš padarysiu tą savo gerą pradžią, pirmus porą ar 5 metus aš painvestuosiu, o paskui jau pradėsiu gyventi laisviau, būtų teisinga strategija, lyginant su tuo, kad aš dabar negaliu daug skirti, o štai po 20 metų aš jau tada galėsiu atsidėti daugiau. Taip neveikia, atvirkščiai, jūs labai daug prarasite, jeigu nuspręsite daryti būtent taip. Dar vienas klausimas, kuris dažnai ištinka, tai yra, o kiek aš turiu sutaupyti, kad mano pinigai niekada nesibaigtų, jeigu aš jau pradėsiu melžti tą savo investicijų karvutę. Tai atsakymas būtų 4 procentų taisyklė. Įvairiais skaičiavimais atsižvelgiant į visas ilguoju laikotarpiu vykstančias ekonominės krizes, pastebėta, kad jeigu jūs per metus išimsite 4 procentus nuo visos sukauptos sumos, tai iš esmės atsižvelgiant ir į infliaciją, ir į jūsų ilgalaikį uždarbį vidutiniškai per metus, jūs niekada nepritrūksit pinigų. Tai tiesiog turėsit sukauptą kapitalą, kuris visą gyvenimą likusį jums dirbs. Todėl, kai žinote, kiek jūs norite tų pinigų gauti per mėnesį, pavyzdžiui, iš investavimo, tai reikėtų tiesiog pasiskaičiuoti, žinant šitą taisyklę. Na ir, kaip sakiau, pagrindinis ingredientas, vienas iš pagrindinių ingredientų tai yra laikas investavimo, todėl didžiausias jūsų priešas yra atidėliojimas. Aš investuosiu rytoj, aš investuosiu tada, kai aš jau susitvarkysiu gyvenimą, pasistatysiu namą, pagimdysiu 5 vaikus ir taip toliau, ne? Tai šitas atidėliojimas yra didžiausias jūsų priešas. Ir čia jums yra iliustracija. Sakykime, jūs dabar esate jauni,
jums galbūt apie 20 metų ir jums iki pensijos liko kokie 45 ir atrodo tai labai daug, ne? Vėliau paaiškėjo, kad tai nebuvo taip labai daug. Ir jeigu, sakykime, jūs šiandien savo santaupas, kurios, tarkim, yra 1000 eurų, investuosite ir kiekvieną mėnesį dar papildomai investuosite po 100 eurų, tai jūs po 45 metų turėsite 55 000 eurų. Na, skamba nemažai. Bet jeigu jūs tos pinigus ne tik laikysite kažkur pasidėję, bet juos investuosite, tai tokiu atveju, tarkim, investuodami su 12% metinė grąža ir taikant sudėtinių palūkanų efektą, tai visa likusi stulpelio dalis, ta oranžinė dalis rodo, kiek užaugtų tie pinigai ir jūs matot, kad jie auga vis didėjančių tempų. Tai dėl to 8 pasaulio stebuklo. Tai jūs šiandien galite nulemti, ar jūs visą laiką, na taip sakykime, dirbsite ir kaupsite ir, na, kaip matot, sukaupsit nelabai daug, jeigu tokiais tempais kaupsit, arba jūs tokiais nedideliais tempais tampate milijonierium jau ties 40 savo gyvenimo metais ir gyvenate ir nebesirūpinate daugiau niekuo, galite išeiti į ankstyvą pensiją. Na tai investuoti ar neinvestuoti. Kaip aš minėjau, yra daug tų visokių pagundų ir tarkime Indrė, sakykime, ji bus mūsų tokia herojė virtuali, ji galvoja, na, uždirbi daugiau, gali savo šitą leisti, tai kodėlgi neišleidus tų pinigėlių, nepakeliavus aplink pasaulį, nepamačius kažko tai, draugės kelia į Instagramą naujus batelius, naujas sukneles, pobūvius, prabangius automobilius ir atostogas. Tai atrodo tikrai, na, sunku tam dalykui atsispirti, kodėl aš turėčiau šiandien save suvaržyti, kodėl aš turėčiau galvoti apie senatvę, gal aš tos senatvės nesulauksiu. Sulauksit. Ir kas tada bus, kai jūs jos sulauksit? Na, tai dabar palyginkim du tokius scenarijus. Sakykime, yra tokios dvi draugės, Indrė ir Gertrūda. Abidvi jos turi po 1000 eurų santaupų ir jos abidvi uždirba panašų atlyginimą, apie 1800 eurų į rankas. 900 eurų per mėnesį sudaro jų būtinasias išlaidas. Tai yra, kad jos ir kad apsirengtų, ir kad ir apsiautų, ir turėtų ką pavalgyti. Taip pat dar 400 jos skiria, na, kažkokioms komforto prekiams, pasilepinimui, nuėjimui į teatrą ir kiną, ir vakarėliams ir taip toliau, tai vėlgi reikia save palepinti kažkiek tai. Na, o to likusius juos 500 viena iš jų investuoja, kita taip pat juos išleidžia. Taigi Gertrūda nieko netaupo. Ir jie išleidžia per mėnesį 500 eurų, ir čia mes matom, kad jeigu jie būtų 22 metai iki 27 metų, jinai taip visą laiką leidžia po 500, o tuo tarpu Indrė, sakykime, taupo. Ir jinai atsideda tuos 500 kiekvieną mielą mėnesį. Na, jų čia mes matome turtą, bet turto skirtumo dar didelio po 5 metų mes nematome, todėl kad tiesiog labai didelė pas mane čia skalė bus, pamatysit. Na ir toliau pradeda jau pasijausti tas skirtumas. Ties 10 gyvenimo metais Indrė jau sukaupusi beveik 100 000 ir gali galvoti apie būsto įsigijimą. Tuo tarpu Gertrūda gyvena šią dieną, jinai kaip turėjo tas ekstra 500 per mėnesį išlaidų, taip jos išleidžia. Tuo tarpu pirmus 5 metus griežtai taupiusiu, paskui po truputėlį pradėjusi didinti savo išlaidas, prabangos išlaidas. Indrė pasiveja Gertrūdą ties 10 metais. Taip, na, o kas vyksta toliau? O toliau mes galime matyti, kad jeigu Indrė tik tai laiko indėlį terminuotą kažkokį tai bankę ir uždirba ten 2-3%, tai, na, jinai irgi ilgainiui sukaups tam tikrą kapitalą, tik tai infliacija iš to tikriausiai didžiąją dalį suvalgys. Na, o tuo tarpu mes matome, kad Indrės turtas toliau pradeda eksponentiškai augti ir ji pasiekia savo išsvajotą finansinę laisvę ir gali toliau leisti apskritai savo nebedirbti. Taip, ir tuo pačiu jos vartojimas irgi buvo didinamas. Aš visada didinau jos vartojimą. Taip, čia mes neatsižvelgiame tai, kad tiek Indrės, tiek Gertrūdos darbo užmokestis taip pat gali keistis laike. Ir neatsižvelgiame infliaciją, tai sakykime, kad infliacija buvo tokio dydžio, kiek ir darbo užmokestis didėjo, tai tada mes galim sakyti, kad šitie skaičiavimai
atspindi, kokia ta situacija buvo. Na, o kas bus, jeigu aš neinvestuosiu? Žinoma, visada galima rinktis ir neinvestuoti. Tai tik tai tiek, kad tas gyvenimas tada tampa toks panašus į nuolatinį sukimąsi rate. Tai jūs dirbate, uždirbate pajamas, tas pajamas jūs išleidžiate, pritrūksta dar šiek tiek, pasiskolinate, tada jūs dirbate dar daugiau tam, kad tas paskolas galėtumėte atiduoti, jau nebegalite nustoti dirbti, išeiti gal net į kitą darbą, kuris galbūt perspektyvesnis ar jums labiau patinkantis, vien dėl to, kad skolos kapsi ir dar reikia kažką padėti vaikams ant stalo. Ir jūs esate tiesiog uždaram tokiam rate ir iš jo ištrūkti atrodo nebeįmanoma. Taip gyveno mūsų seneliai, taip gyveno jūsų tėvai ir ar taip norite gyventi jūs, toksai va klausimas. Tai mes žinoma galim tikėtis, kad mūsų pajamos augs, didėjant mūsų kvalifikacijai, darbo patirčiai. Galbūt mes vis galėsim daugiau vartoti, vis labiau džiaugtis tomis didėjančiomis pajamomis ir to pakaks. Gal mes niekada neprarasim darbo ir sveikatos, gal nieko nenutiks mūsų vaikams ir šalia visada bus sutuoktinis. O gal taip nebus, o šito mes niekada nežinom, kas gali nutikti. Tai mano pasiūlymas būtų galvoti kitaip, pakeisti tą galvojimą ir išeiti iš to užburto rato, o išeiti iš jo mes galime investuodami, taupydami, kaupdami, kaip matėte, jūs perversmo savo gyvenime nepadarysite, galite atsisėsti ir su kalkuliatorium susiskaičiuoti, net jeigu jūs maksimaliai taupysite, kiek jūs sutaupytumėt per visą likusį savo gyvenimą iki pat pensijos. Aš jau jums rodžiau skaičiavimus, kas bus, jeigu jūs taupysit po 100 eurų, tai jūs galite paskaičiuoti, jeigu yra jūsų skaičiai kitokie, gal didesni. Ir tada nuspręsite, ar tai, ko jūs norite, ar tai, apie ką jūs svajojate, ar ne. Jeigu ne, tai siūlau žengti pirmuosius savo investavimo žingsnius. Ir nuo ko reikėtų čia pradėti? O pradėti reikėtų nuo tokių dalykų, aš čia pasidalinsiu Davido Ramsio, tai yra žinoma labai amerikiečių investuotojų, kuris grinai pats per savo klaidas ir blogas patirtis atrado investavimą ir galiausiai tapo milijonieriumi. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausia, tai reikia, žinoma, išmokti taupyti ir gyventi pagal pajamas. Tai reikėtų inventorizuoti savo pajamas ir išlaidas ir pradėti kaupti, pradėti taupyti. Reikėtų atsikratyti visų paskolų, visų skolų, todėl kad ir kaip jūs sėkmingai investuosite, jūs greičiausiai nesugebėsite generuoti didesnės grąžos, negu iš jūsų melžia bankas. Ir todėl, kol jūs paskolų neatidavėt, tai investuoti pradėti nelabai yra prasmės. Pradėkit nuo mažiausių paskolų, atiduokit savo kreditinės kortelės kreditą, padenkit, nes ten turbūt kokie 17-18% kapsi kiekvieną mėnesį. Atiduokit po tos didesnės paskolas ir tos sniego gniūžtės efektu išsivaduokite iš paskolų. Tai neliečia nekilnojamo turto paskolų, jos paprastai būna su mažais procentais, kadangi dažniausiai yra su nekilnojamo turto įkeitimu ir jūsų investicijos gali būti, kad generuos didesnės pajamas negu tos paskolos kaina. Tai šitą galime ir palikti. Suplanuokite ir pradėkite kaupti pensijai, vaikų mokslams ir taip toliau. Kita vertus, jeigu jūs sėkmingai investuosite, išmoksite investuoti, tai tokiu atveju jums galbūt ir nereikės tų pensijinių fondų, gal jūs patys savo pensijinį fondą užsidirbsite ir susikaupsite. Patariama turėti tokią nedidelę finansinę pagalvę, atsargos fondą ir jį atsidėti nenumatytams atvejams, tam, kad nereikėtų lysti, pavyzdžiui, kreditinę kortelę, jeigu kažko pritrūko. Bet reikia išmokti tos drausmės tokios ir, kaip sakant, neimti, bet tikrai būtino reikalo. Na ir labai gerai apgalvoti būsto klausimą. Tikrai reikia pasidomėti, galbūt nuoma nėra pats blogiausias dalykas, galbūt nebūtinai būsto pirkimas, kaip dauguma lietuvių įsivaizduoja, yra pats geriausias sprendimas, tai nebūtinai yra geriausias sprendimas jūsų atveju. Reikia pasiskaičiuoti, reikia apsvarstyti. Na ir kitas dalykas, dėl ko dauguma bijo investavimo. Aš pažiūrėjau klausimus, kuriuos parašė mūsų klausytojai dar registruodamiesi ir ten tikrai buvo nemažai baimių. Ir aš jas visiškai suprantu, todėl kad iš investavimo
nežinau, stengdamiesi apsaugoti žmonės, kad ir Lietuvos bankas taip pat padarė tokį baubą, prigazdino, kad tai yra rizika, neišvengiama rizika ir taip toliau. Na, kiek tame tiesos? Taip, mes galime iš esmės prarasti savo investuotus pinigus, lygiai taip mes galime prarasti ir pinigus, kuriuos turime piniginiai, ir pinigus, kuriuos laikome savo sąskaitoje, todėl kad jie nuvertėja. Taip, bet kuriuo atveju jūs nepriimdami sprendimo investuoti, jūs jau rizikuojate. Jūs jau rizikuojate, kad tas infliacijos krokodilas atsikas didelį kąsnį nuo jūsų pinigų. Jeigu jūs tai tenkina, na tai kągi padarysi. Mes turime galvoti apie riziką kitaip. Aš siūlyčiau nedaryti iš tos rizikos kažkokio stabo arba baubo. Reikia galvoti apie tai, kad rizika yra tiesiog tai, kad mes protingai paskirstę savo investicijoms dalį jų prarasim, bet uždirbsime daugiau negu prarasim. Taip, tai čia panašu į tokį šokį, kada tu, arba tokį ėjimo būdą, kada tu, tarkim, 5 žingsnius į priekį paeini, 1 ar 2 žingsnius pažengi atgal, tada vėl 5 žingsnius į priekį paeini, tada vėl 1 žingsnį ar 2 atgal, bet tu vis tiek judi į priekį. Taip, tai tiesiog reikia susitaikyti su ta mintim, kad ne viskas, kas atrodo, kaip yra jūsų palūkanos, tarkim, ką jūs uždirbate, kad ne visa tai bus grynosios jūsų investavimo pajamos. Grynosios pajamos bus tai, kas liks galiausiai atmetus visas prarastus dalykus. Bet kuriuo atveju neinvestuodami, kaip sakiau, jūs irgi rizikuojate. Tai čia svarbiausias yra momentas ne tai, kad pati rizika jos iš vis nebūtų, nes tai neįmanoma, rizika visada kažkokia tai yra, o tiesiog koksai yra tas dydis rizikos išreikštas procentais ir tada mums tarkim, jeigu aš uždirbu 15% nominaliai, tai yra 15% uždirbu tai parašytam prie mano investicijos, tai minus, tarkime, 3%, kuriuos aš prarasiu, vadinasi, aš gausiu apie 12%. Ar tai mane tenkina? 12% puiku. Taigi galite kliautis istorinę patirtimį ir apie istorinę patirtį aš jums netrukus parodysiu, tik tai matau, kad iš laiko aš jau pradedu išlipti, todėl stengsiuosi per daug neužsiplepėti. O tiems, kas nori išklausyti platesnius mano pristatymo paaiškinimus, tai galite prenumeruoti mano YouTube kanalą ir YouTube kanale yra senesnis įrašas, kuris yra daugiau nei valandos trukmės ir ten jūs galėsite gerokai plačiau ir giliau pasiklausyti tų dalykų, kuriuos aš dabar mėginu jums sudėti į tą labai siaurą laiko tarpą. Tai atsakymas į riziką yra portfelio diversifikavimas. Kas tas portfelis? Tai yra visi mano investavimo instrumentai, jų visuma. Teoriškai vadovėliuose yra sakoma, kad reikia nedaugiau kaip 10% investuoti į vieną kažkokią tai priemonę. Aš pasakyčiau kiek kitaip. Kol jūsų tas portfeliukas yra labai mažas, tai užtenka to diversifikavimui, tarkime, kokias 3 arba 5 priemonės. Po to, kai jūsų portfelis paaugs, jūs galėsite dar labiau diversifikuoti ir taip toliau. Tas diversifikavimas, kas tai yra? Tiesiog išskaidimas investicijų, nedėjimas visų kiaušinių į vieną pintinę. Šitą alegoriją galbūt esate jau girdėję, bet ji tikrai puiki ta alegorija. Taip, jeigu jūs viską turėsit vienoj pintiniai ir pintinė nukris, kas atsitiks, jūs prarasite viską. Tai taip daryti nereikėtų vaikytis kažkokio tai labai didelių grąžų, kai dabar labai visi gundosi visokiais bitkoinais ir taip toliau. Mes su jumis kalbėsime tik apie daugiau ar mažiau saugias ir žinomas investavimo alternatyvas. Jokių mistinių, hipotetinių 100 ir 200% grąžos aš jums tikrai nepažadėsiu ir tiems, kad tokios grąžos tikitės, tai toliau skaitykite fantastikos knygas, sėkmės. Na, o kokia realiai grąža iš skirtingų turto klasių, palyginkime šioje lentelėje. Taigi akcijos istoriškai, tai reiškia per labai ilgą laikotarpį atsižvelgiant į visas krizes, kurios vyko per tą laiką, įvertinus, tai vidutinė metinė ilgalaikė augimo norma nuo 7 iki 10%. Taip, rekomenduočiau tiems, kurie jau turi didesnę rizikos toleranciją, tai čia būtų C klasė, tokia jau rizikingesnė priemonė. Taip pat yra ir priemonių, kurios yra mažiau rizikingos, tai čia jau tokiems šiek tiek pažengusiems investuotojams, nes yra įmonės, kurios yra jau daug metų dirbančios, stabiliai uždirbančios, ten rizika investavimo į jas būtų žymiai mažesnė.
Toliau, investiciniai fondai ETF-ai. Mačiau, kad jau žinote, kas tai yra, kai kurios ir savo klausimuose juos paminėjot. Mes apie juos kalbėsime vienam iš webinarų. Yra ir rizikingesnių, ir vidutinės rizikos, ir netgi pakankamai saugių fondų. Toliau nekilnojamasis turtas. Populiariausia investavimo rūšis Lietuvoje. Pasiūlysiu Jums, kaip investuoti nekilnojamą turtą nuo labai mažų sumų taip pat, tik tai dar ne šiandien. Tai čia yra saugesnė investicija, A ir B saugumo klasės, obligacijos viena iš irgi saugių tokių investavimo priemonių, prekės, jeigu, tarkim, jūs matot infliacija vyksta, tai galite prisipirkti žaliavų prekių, laikyti juos sandėliuose, bet tai, kas sandėlių neturi, turbūt niekas iš jūsų neturi, tai nepasiūlysiu jums šitos priemonės, mes jos neaptarinėsim, bet tai irgi yra įmanoma apsisaugoti nuo infliacijos. Na ir taurieji metalai, deimantai ir visa kita, labai saugu palyginus, tai jau istoriškai patikrintas investavimo priemonė, bet ji neuždirba iš principo pinigų, nebent iš spekuliavimo, iš pirkimo pardavimo sandorių galima uždirbti. Vis dėlto tai yra ta priemonė, kuri daugiau padeda apsaugoti savo pinigus nuo infliacijos krokodilo, o ne uždirbti. Na ir grynieji pinigai, pinigų ekvivalentai, tai irgi yra laikymas tų pinigų, uždirbimas kažkokių tai palūkanų banke laikant indėlį ir panašiai. Gana saugi klasė, Lietuvoje visi mūsų indėliai yra apdrausti iki 100 000 eurų. Tai dėl to yra laikoma, kad yra saugu. Tai jeigu kyla klausimas, kiek reikšminga tas grąžos skirtumai, tai prisiminkime čia 72 taisyklę. Ir čia mes matome, kaip pagal šitą istorinę grąžą per 10 metų užaugtų jūsų 1000 eurų, jeigu jūs jį tiesiog padėtumėte ir investuotumėt ir daugiau nieko papildomai neinvestuotumėt. O jeigu papildomai per mėnesį investuotumėt dar po 100 eurų, tai tada augimas atrodytų taip. Na ir kaip atrodytų galutiniai rezultatai po 10 metų, apskaičiavus su atitinkama ilgalaikė grąža, kurią mes matėm. Tai čia jūs matote, tai nuo 14,5 tūkstančio iki 21 000 tai skirtųsi tas rezultatas. Ir paskutinis dalykas, apie kurį noriu pasakyti, tai yra kada tinkamas laikas investuoti. Daugeliui atrodo, tai ekonominė krizė, tai kažkokie covidai, uždarimai, karas ant slenksčio, tai dar kažkas negerai, tai ne dabar, tai aš nežinau pakankamai, gal aš pradėsiu rytoj, gal aš pradėsiu po 10 metų, gal bus palankesnis laikas. Tai žinokit, jeigu jūs mėginsit atspėti, kas bus toliau, tai pasakykit savo į klausimą, ar jūs bent vieną krizę atspėjote, ar jūs atspėjote, kad įvyks covidas, pavyzdžiui, ir uždarimas, turbūt ar tokį dalyką prisimenat puikiai, ar jūs atspėjote kitus dalykus? Kas galėjo atspėti tos dalykus? Tai bandom atspėti, ten prognozuoti, kada įvyks kažkokia ekonominė krizė ir tai ne visada pavyksta atspėti. Tai kam spėlioti? Mums pakanka atsakyti klausimą. Kam gerai yra tada, kai ekonomikos nuosmukis? Tikrai ne visiems blogai. Jeigu kažkam yra blogai, vadinasi, kažkam yra gerai. Na, kaip aš juokauju, yra toksai pinigų masės tvirmės dėsnis, kuris sako, kad jeigu aš uždirbau 100 eurų, tai kažkas jį prarado, taip, iš kažko aš jį uždirbau. Vadinasi, jei kažkam yra gerai, tai kažkam yra blogai. Jeigu kažkoks vyksta nekilnojamo turto rinkos bumas, arba atvirkščiai nekilnojamo turto kainos krenta, vieni iš to uždirba, kiti iš to pralošia. Pandemijos metu kažkas iš to labai gerai uždirbo, o kažkam buvo labai blogai. Karo padėtis, vėlgi kažkas iš to pelnosi, kažkas praranda. Euribor didėjimas, infliacijos didėjimas, kažkas vėlgi iš to išlošia, kažkas pralošia. Vadinasi, mums tai reikia pakeisti savo požiūrį, kad netinkamo investuoti laiko tiesiog nėra. Mums tik tai reikia galvoti, o kur aš galėčiau investuoti šiandien, gal tai yra puikia galimybė ir pagalvoti, kas išlošia šiuo metu ir investuoti ten. Ir patiems išlošti, prisidėti prie tų, kurie išlošia iš situacijos. Iš kiekvienos situacijos galima kažką išlošti. Kiekviena situacija atveria kažkokias galimybės. Todėl svarbiausia, ką noriu jums pasakyti, laikas yra pagrindinis
investavimo ingredientas, investavimo sėkmės ingredientas ir todėl tas laikas tiksi ir mums turėtų būti svarbu pradėti investuoti kuo greičiau. Na ir pabaigai aš palinkėsiu investuokit, išeikit iš savo to išburto rato, kad ta jūsų žirkytė arba jūs kaip ta žirkytė nebesisuktumėt tam rate, galėtumėt kažkada savo pasakyti, kad aš uždirbau gerai ir dabar aš galiu sau leisti pasilsėti daugiau, dirbti tai, ką aš noriu, užsimti mėgstamą veiklą ir gyventi kitaip, pakeisti savo gyvenimą, pakeisti savo vaikų gyvenimą. Tai labai lauksiu jūsų klausimų, o dabar noriu tik tai pristatyti advokatę Viktoriją Čivilytę ir pasakyti, kad moterims labai svarbu domėtis. Ir šiandien tas mūsų susitikimas yra skirtas jaunoms moterims merginoms, nesvarbu, gal prisijungia ne tik merginoms, labai džiaugiuosi visais, kurie šiandien dalyvaujate. Tai liūdna statistika dėja sako, kad moteris investuoja mažai. Šiuolaikinės merginos išsivysčiusiose pasaulio šalyse investuoja jau daugiau. Tai džiugina, tačiau Lietuvoje mes dar labai stipriai atsiliekame. Daugelis jau žino teorinius pagrindus, kas yra infliacija, kažkiek paragavo ekonomikos dar mokykloje, tačiau investuojančių yra tikrai mažai, ypatingai tarp merginų. Tai investavimas yra jūsų draudimas nuo pajamų netekimo, nuo neplanuotų kažkokių išlaidų. Investavimas padės jums sukaupti kapitalą, kuris padės jums išlaikyti vaikus, jums senatvėje bus didelė parama. Investavimas yra kelias link jūsų finansinės nepriklausomybės. Jeigu nesidomėsite investavimu, tikrai galite skaudžiai dėl to gailėtis. Tai dabar noriu pakviesti jau advokatę. Atsiprašau, kad aš ilgokai užtrukau. Prašau, Viktorija. Tai sveiki, kaip ir pristatė, mano vardas Viktorija Čivilytė ir dirbu aš advokate jau praktiškai virš 20 metų. Ir iš tiesų, kad ir kaip tas keistai beskambėtų, Lietuvoje statistika daugiau mažiau daugelį metų išsilaiko ta pati, kad 100 santuokų tenka 60 ištuokų. Tai realiai daugiau negu pusės sudaromų santuokų dėja, bet griūna. Dabar šiek tiek statistika yra pagerėjusi, tai yra tas procentas sumažėjo, tačiau matom kitą statistinį rodiklį, tai yra vaikai, kurie gimė nesantuokoj, tai yra ne šeimoje, kitaip tariant, vyras su moterim pradeda gyventi kartu, gimsta vaikai, bet anksčiau ir vėliau vėlgi jie papuola į tą tarpą, kur skiriasi ir tai mes matom pagal bylas, kada nustatome tik tai išlaikymą vaikui, tik tai, sakykime, bendravimo tvarką be skyrybų proceso. Tai bet kokiu atveju sudėjus tuos du dėmenis, tiek tie, kurie gyvena nesusituokę ir skirstosi, tiek tie, kurie santuokoje, tai dėja tas vidurkis 60% išlieka. Kas yra labai svarbu, tai, bet kaip Neringa minėjo, kad jinai 93 metais pradėjo investuoti, tai tarkim žmonės, kurie santuoką sudarė 93 metais, jie net ir norėdami neturėjo galimybės pagalvoti ir sudaryti tokio dalyko kaip vedybų sutarties. Vedybų sutartis pas mus Lietuvoje įtvirtintos jau įstatyme nuo 2001 metų. Nuo 2000-ųjų ir realiai pradžioj dar 2000-aisiais, 2010 metais vienetai žmonių apie tai galvodavo, vienetai sudarydavo tas sutartis ir netgi būdavo toksai netaktas prieš santuoką kalbėti apie tai, kad aš norėčiau sudaryti vedybų sutartį. Kuo toliau aš tikrai galiu pasidžiaugti, tuo daugėja šeimų, kuriuose tai nėra tabų tema. Žmonės tikrai naudojasi šiuo institutu, sudaro vedybų sutartis. Kuo yra tai svarbu? Vedybų sutartį jūs labai aiškiai galite apsitarti daugeliu niuansų. Koks turtas bus šeimos, koks turtas bus mano asmeniškai, koks turtas bus, sakykime, skiriamas vaikų išlaikymui. Dėl ko tai yra labai labai svarbu? Tai yra pirmiausia dėl tos mano paminėtos 60% statistikos, nes kada ateina ta riba ir šeima skiriasi ir pradeda dalintis turtus, tai jau myliu, nemyliu nebebūna, būna tik tai nekenčiu ir būna nežmoniški turto draskymaisi. Tai jūsų atveju, kalbant apie tai, kad šitas seminaras yra apie investavimą,
jeigu ryšitės tam, kad norite investuoti, kad norite daryti, kaupti savo lėšas, tikrai prieš sudarant santuoką rekomenduočiau pagalvoti ir apie vedybų sutartį, nes santuokos metu viską, ką įgyjate, nesvarbu, kokios formos tai yra pajamos. Ar tai yra pajamos darbo užmokesčio, ar tai yra investicijų kaupimas, ar tai yra pensinių fondų kaupimas. Visas tai yra dalintinas turtas. Ir labai svarbu apsibrėžti, kad tas, kas yra investuojama mano vardu ir išlieka mano asmeninis turtas. Tada galėsite drąsiai kaupti. Kodėl yra svarbu investuoti, kodėl yra svarbu kaupti kapitalą? Deja, bet kiek rodo praktika, pagrindinės problemos, kurios iškyla nutraukiant santuoką, tai yra, negaliu vaikų pavadinti kaip problema, bet vaikų išlaikymas yra problema. Aš kartais turiu tokius kelis juokelius, kad tie, kurie teikia išlaikymą vaikam, visą laiką įsivaizduoja, kad moka išlaikymą ne vaikam, o moka buvusiai sutuoktiniai pinigus, kad jinai turėtų už ką nusipirkti batelius, rankinės ir visa kita. Nes dažniausiai taip yra, kad išlaikymą teikia vyrai, nes vaikai dažniausiai lieka gyventi su mama, ne visada, bet tikrai lieka dažnai su mama. Ir tas išlaikymo teikimo klausimas visada būna opus. Retais atvejais, kada nekyla ginčų, kada abu tėvai vertina, kad vaikas dėja užauginti tikrai kainuoja ir tam reikia. Kitas dalykas, kol dar dėsčiau universitete, aš visą laiką juokaudavau studentam, kad kiekviena moteris gali turėti tiek vaikų, kiek pati jų sugeba išlaikyti. Skamba galbūt žiauriai, bet dažnai tas yra, kad jeigu tavo buvęs partneris dėl kažkokių priežasčių nutarė, kad jisai neprisidės, mažiau prisidės, arba, sakykime, vieną mėnesį teikia išlaikymą vaikam, pusmetį neteikia, po to vėl teikia. Tai natūralu, kad ta visa atsakomybė krenta ant pečių tam, kuris kiekvieną dieną mato vaikų akis ir žino, kad reikia košės įdėti į dubenėlį. Tai vėlgi tas investavimas, bet koks investavimas yra labai svarbus tam, kad moteris jaustųsi savarankiška, moteris jaustųsi, kad jinai gali, kaip sakyt, netiesti rankos kaip išmaldos prašytoja, kad būk geras, pervesk išlaikymą, padaryk tą, o gali pilnai užtikrinti savo ir savo vaikų ateitį. Kas viršaus, kaip aš sakau, visada valio, bet pirmiausia, kas yra labai labai svarbu, tai bet kuriai jaunai moteriai užsitikrinti, kad taptų savarankiška ir taptų, kaip sakyt, gebėtų pati save išlaikyti. Nežinau, galbūt turi kažkokių klausimų, kurie būtų akcentuoti ar į mano, ar į Neringos pusę, tai ar dialogo prasme, tai būtų daug paprastesnis kalbėjimas. Ar galiu paprašyti, Viktorija, kad pasidalintum, ar pati investuoji, kaip, jeigu investuoji, tai ar kada tai sprendimas pribrendo, kur investuoji? Turbūt su juoku tai galiu pasakyti, kad pirma ir pagrindinė investicija yra vaikai. Tai taip jau nutikė gyvenime, kad aš pati savo turiu 4 vaikus ir dėja, bet irgi teko tas kelias, kad skirtis. Dabar turim antrą santuoką ir bendrai per abi santuokas kartu su vyru sudėjus turim 8 vaikus. Tai aš visada jokios, kad čia yra pagrindinė investicija, tačiau savo ruoštų investuoju aš tikrai pakankamai seniai. Turbūt pradėjau, pirmas tas kelias buvo nuo pensinio draudimo. Tai kai tik tai atsirado, tai nuo pirmos dienos, sakykime, tą dariau ir niekada nesakiau, kad tai yra nesvarbu, nes bet kokiu atveju visada tai yra svarbu. Ir labai iš tiesų pastaraisiais mėnesiais stebiuosi, kai vyksta kalba dėl lėšų atsiėmimo iš, sakykime, pensinių draudimų. Mane nustebino tai procentas, ką nurodė, kiek žmonės yra sukaupę pensiniuose fonduose. Ir kad didžioji dauguma nėra pasiekus 10 000 eurų. Tai tas mane tikrai nuoširdžiai nustebino, nes mano požiūriu tai yra labai neatsakingas požiūris į senatvę.
žmonės sako, ką man reikia, gal aš nesulauksiu senatvės, kaip Neringa ir sakė, sulauksit. Tai aš galbūt patikslinsiu, didžioji dauguma sulauksit, bet nereikia bijoti investuoti ir į pensinius fondus vien dėl to, kad jeigu ne pats, tai šitos lėšos yra paveldimos. Tai atitinkamai mirties atveju, ypač ankstyvos mirties atveju, kuomet lieka maži vaikai, nes ankstyva mirtis paprastai lygų maži vaikai, tai jiem būtų didelė parama ir paskata augti. Tai čia vienas. Kitas, kur aš investuoju, tai skirtingom rūšim, tai yra tiek su akcijų pirkimais, įsigijimais, tiek tarpusavio skolinimuose platformose. Tai yra ir tarpusavio skolinimuose, ir kalbant apie nekilnojamo turto platformas, kur nedideliais įnašais gali tą daryti. Tai tas krepšelis su kiaušiniais jis be abejo yra išskaidytas. Ir dabar galbūt tokia, sakykime, paskutinė ganėtinai įdomi investicija, tai čia su vyru mes pradėjom tokią papildomą, sakykime, investiciją, ką galima irgi kaip investiciją įvardinti, tai verslą. Tai pradžioj pradėjom nuo to, kad spaudžiam apie 30 rūšių šalto spaudimo aliejaus. Ir dabar nuo lapkričio mėnesio dar pradėjom užsiimti ir saldainių be pridėtinio cukraus gamybą. Ir šita investicija mums yra ganėtinai linksma vien dėl to, kad labai įsitraukia tai vaikai. Ir vaikai įsitraukia keliais aspektais, tie, kurių studijos yra susijusios su ekonomika, tai jiem labai daug yra kursinių darbų, prekinio ženklo sukūrimas, ten, sakykime, marketingo koks nors vystymas, dar kažkas. Tai mes jiem leidžiam šitoj sferoje, kaip sakyt, veikti. Jie ateina ir kursinius visus rašo grinai iš mūsų vatos, kaip sakyt, šitų dviejų įmonių veiklos. Ačiū labai, Viktorija, už tą pasidalinimą. Dar aš, jeigu galima, vieną klausimą turiu. Tradiciškai kažkaip merginos linkę pasitikėti, gal jau ta tradicija ir keičiasi, kad finansus tvarko šeimoje vyras. Tai gal iš savo patirties gali pasakyti, kuo tai gali grėsti, jeigu moteris nesidomi, kur vyras investuoja, ką jisai daro su pinigais, gal susidūrė su kokiais įdomesniais atvejais, kas atsitinka tada, kai skyrybos įvyksta. Tiesą pasakius, jeigu taip galėčiau apibūdinti, kadangi praktika mano yra virš 20 metų, tai galbūt šitas pasakymas, kad tradiciškai visais finansais užsiema vyras, labiau turbūt tiko tam laikotarpiui, kada aš pradėjau tai praktikuoti. Nes dažniausiai ateidavo moteriškės, plaukus nuo galvos raunasi, ką dabar reikia daryti, vyras susirado kitą, aš čia buvau namų šeimininkė, vaikus prižiūrėjau, viską dariau ir paprastai, kada vyras susiranda kitą, tai buvusioji tampa nebeįdomi ir aš, kaip sakau, tas piniginių srautų kranelis būna užsukamas ir užsukamas labai žiauriai. Ir žmogui per labai trumpą laiką, labai staigiai reikia adaptuotis, o ką daryti, kur gyventi, kaip vaikus išlaikyti, įsidarbinti būna sudėtingiau, nes tos ir praktikos nebėra ir sakykime, tikrai būdavo problemų labai daug. Aš nesakau, kad ir dabar tokių nėra variantų, jų tikrai yra, bet kas įdomiausia, kad per paskutinius 20 metų, per šitos 20 metų vyko tokia kintanti tendencija. Prieš 10 metų, aš sakyčiau, buvo padėtis apsilygiavusi. Būdavo, kad, sakykime, ateina dalis moterų, kurios stipriai stovi ant kojų, dalis ateidavo tų pradinių, kad nežinau, ką daryti. Kas įdomiausia dabar, tai iš tiesų labai ženkliai padaugėjo labai savarankiškų, labai tvirtai ant kojų, ant žemės stovinčių moteriškių. Ir juokingiausia, kad labai neretai jau dabar vyrai sako, ką man reikės daryti. Skamba galbūt juokingai, bet tikrai per tuos 20 metų galiu pasakyti, kad savoka silpnoji lytis labai keičiasi. Ne dėl to, kad aš būčiau ar feministė, ar ne feministė, bet labai tas jaučiasi. Bet vėlgi pasižiūrėkim, kas vyksta, tarkim, ir universitetuose. Anksčiau apie 80% studijuojančių sudarė vyrai. Dabar atėjus į auditorijas, dėja, bet vyrų darosi mažuma. Ir gerokai mažiau. Tai natūralu, kad, kaip sakyti, tolimesniam, bet vėlgi kalbant apie investavimą, turbūt
atsakant tą papildant klausimą, kur aš investuoju, aš labai daug investuoju į saviugdą. Tai yra įvairūs papildomi kažkokie seminarai, įvairūs mokymai, įvairūs ką. Ir dauguma tikrai būna nemokami, bet tas irgi yra labai svarbu, nes tai yra investicija, kuri anksčiau ir vėliau po to atneša grąžą. Tai čia labai svarbų dalyką Viktorija pasakė, tai šito aš nepaminėjau, bet taip investavimas į save tai yra tikrai visų pirma, tai yra svarbiau net negu visos kitos investicijos, nes jeigu jūs į save investuosit, jūs atitinkamai galėsit ir darbą susirasti geriau apmokamą ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, o dabar ypatingai mes turim tas naujas technologijas, dirbtinį intelektą ir daugelis, kam anksčiau atrodė, kad visada turės savo darbo vietą, galbūt išlieks iš darbo ir turės kažką tai kitą daryti. Ir jeigu tu neišmoksi visą gyvenimą mokytis, nesuvoksi šito poreikio, tai gali labai stipriai pasigailėti. Tikrai gali labai stipriai. Tai čia yra visų pirma. Taip, dar anksčiau, negu jūs pradėsite daryti pirmąsias savo finansinės investicijas, pirmiausia, pradėkite investuoti į save aktyviai, domėtis, rinktis informaciją. Ir rinktis ją reikia iš patikimų šaltinių. Tai ir dabar aš manau, kad auditorija turbūt irgi mums prirašė klausimų, kuriuos mato tik Ugnė. Tai gal tada, Ugnė, jūs ir pasakykit, ką klausytojai norėjo sužinoti. Gerai, tai išskaidžiau šiek tiek klausimus. Tai taip, klausė, į ką saugiausia yra investuoti, akcijas ar kripto, taip pat ar verta investuoti į gyvybės draudimą ir taip pat buvo dar klausimas su ETF. Gerai, ačiū labai už klausimą. Jau mačiau ir registracijos formai buvo tokių klausimų, kad konkrečios turto klasės domino. Tai mes galbūt nepasakėme pradžioje, kad yra suplanuota visa webinarų serija. Ir čia mūsų tik tai įvadinis toksai pirmasis, kai apskritai mes bandom jūs įtikinti, kad reikia tą argumentą jums pasakyti, kad reikia ir tai pradėti dabar, o netidėlioti, kaip mes mėgstam tą daryti. O toliau mes eisim per įvairias turto klases, mes eisim per skirtingas investavimo priemonės ir susitiksim kas maždaug 2 savaitės, toks yra planas, jeigu kažkas nepasikeis, jau yra preliminariai suderinta, kokie lektoriai, kiekvieną kartą mes pasikviesim svečią, aš visada jums papasakosiu tokius labai trumpai teorinius dalykus, o tada svečias paaiškins iš praktinės pusės. Tai pažadu jums, kad kiekvienam webinare jūs turėsite bent po kelias investavimo priemonės pasiūlytas ir kad jūs išklausę visą tą grupę tų webinarų, jūs jau galėsite tikrai ir diversifikuoti, ir sugalvoti, ko jūs norit, ir ko norit daugiau, ir ko norit mažiau. Tai va, ir be abejo visą tą laiką skatinu jūs ir domėtis ir rinktis informaciją taip pat patiems, niekada nereikia pasitikėti vienu šaltiniu, bet savo šaltinius tikrinkite. Tai turėtų būti kredibilus, tai yra patikimi šaltiniai. Nuo kripto pradėti griežtai nerekomenduoju niekam. Taip, Viktorija irgi šypsosi. Čia tiems, kurie nori... Tai yra kasdienė diskusija su vaikais, nes mes susiduriam su to, kad tu jau sena, tu nieko neišmanai. Taip. Tai vienam kitam leidom pasibandyti, dabar jau kažkaip nebesiginčiai. Tai va, mes galėsim ir apie tai šnektelti, bet jeigu norėsit tokio atskiro webinaro. O dabar tada dar kitų klausimų laukiam jūsų. Taip, tai taip pat klausė, kokiuose internetinėse puslapiuose ar programėlėse geriausia investuoti. Taip pat kaip žinoti, ką investuoti ir kokia suma būtų optimaliausia skirti pirmiems investavimams. Ir taip pat klausė, kur galima gilinti žinias. Tai galima gilinti žinias nuo atvirkščio galo pradedu praktiškai visur. Domėtis ir internete vartytis ir daugybė visokiausių seminarų, webinarų yra prirašyta, pridėta ir yra ir dirbtinis intelektas, kuris gali atsakyti į paprastus klausimus, bet pasiūlymas būtų toks. Pirmiausia, tai neskubėkit, susirinkit informaciją. Taip, aš sakau viena vertus, kad reikia kuo greičiau, bet antra vertus sakau ne šiandien. Taip, ne šiandien. Pirmiausia, aš turiu žinot, ką darau, tada daryti. Taip, nepuolam nuo dilgėlės. Tai va, toks patarimas. Ir kitas dalykas, ar aš galiu pradėti investuoti nuo 10 eurų, taip aš pasiūlysiu ir tokias alternatyvas, kur jūs galite pradėti investuoti nuo 10 eurų. Taip, kad nėra per mažai pinigų turiu. Yra tik tai noriu ar nenoriu.
Tai yra tik tai domiuosi arba nesidomiu. Tai yra tik tai noriu ateityje būti milijonierius arba man užtenka to, kad aš gyvensiu nuo algos iki algos. Tai va tik tai toksai pasirinkimas. Tai kaip mes sakiau, kiekvieną kartą, kiekvieną mūsų susitikimą dabar jau mes nagrinėsime į skirtingas investavimo platformas, skirtingas investavimo būdus. Aš pasistengsiu po kelis pavyzdžius palyginti tarpusavyje, o kas labai skuba, kas labai nori kažką taip sužinot greičiau, tai kviečiu aplankyti mano YouTube kanalą, ten yra jau įrašų daryto anksčiau ir galite ten irgi pasiklausyti. Tai visi, kas užsiregistravote į šitą pirmąjį webinarą, gausite kvietimus ir visus likusius, jums registruotis niekur papildomai nebereikia. Pakalbinkit savo drauges, pakalbinkit savo mamas, pasidomėti, kad tikrai, tai žinokit, mes galim padaryti skirtumą ne tik tai savo piniginiai, mes galim padaryti skirtumą savo vaikų ateičiai, mes galim padaryti skirtumą ir visos Lietuvos ateičiai. Todėl, kad turtinga šalis su turtingais žmonėmis gyvenimo lygį turi didesnį, aukštesnį. Tai ir makroekonominė prasme, tos asmeninės investicijos taip pat yra labai svarbios. Tai visus klausimus tikrai atsakysim. Tik tai per vieną webinarą dabar visus atsakym, dabar pasakyti, kad va dabar tu įimi savo pinigėlius įdedi čia, tai dar ne šiandien. Dar trupučiuką kantrybės reikia turėti. Tai kaip ir daugiau klausimų nėra. Man tai keista, nes man atrodo, kad aš tai advokatė užveršiu klausimus. Tada aš užduosiu klausimą advokatai dar. Tarkim, ar yra galimybė vyrui nuslėpti kokiu nors būdu dalį santuokos metu sugyventų pinigų, ne? Tai tarkim, jis ten kažkur į kripto ar dar kažkur investuoja, gal mokesčiai nepamatys, gal teismas nesužinos, gal moteris, jeigu nežino, kur vyras investavo, o gal nežino iš vis, kad jis investavo, tai galbūt netgi sugebės jisai nuslėpti tą, ar taip gali būti? Taip gali būti ir praktiškai. Aš nekalbu dabar apie tas bylas, kada susitarė gražiuoju taikiai vis skirtis, tai ten tokios statistikos negalėčiau pasakyti, bet, sakykime, kada jau su teismo pagalba skiriasi, tai apie 60%, 70% bylų sudaro tos, kuriuose visais įmanomais būdais yra slapstomos lėšos, bet, vėlgi tas labai tada priklauso. Labai svarbu yra skyrybų byloje turėti, kaip sakyti, patikimą rimtą advokatą, nes kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis. Tai yra vienas slapsto, kiti žino būdus, kaip juos gaudyti. Bet tam reikalinga, kaip sakyti, ir žinios, ir praktika, kaip išgaudyti šitos slapstymus. Tai aš čia noriu dėl ko pasakyti, kad ir advokatė pati turėjo skaudžią patirtį su skyrybom, aš irgi turėjau skyrybą savo gyvenime, todėl irgi skaudžias ir galiu tikrai pasakyti, kad nuslėpti lėšas labai lengva, jeigu jūs neturite patyrusio advokato. Ir tikrai daugelis teismų tiesiog neišreikalauja, pasako, tegu ten vyras pristato išrašą iš banko, tai jis pristato iš vieno banko, bet jisgi gali 10 bankų turėti sąskaitas, jisai gali ten Revolute kokiam turėti priinvestavęs dar kažkur, tai ta prasme juokinga, kai moteris, pavyzdžiui, pati nesidomi ir nežino, tai jis paskui dėl to nukenčia. Žinoma, jeigu jinai atidžiai išstudijuotų, kaip vaikščiojo tie pinigai, nes jeigu jisai gauna pajamas į, tarkime, SEB banką arba Swedbanką, pavyzdžiui, Lietuvoje didžiausias bankas yra Swedbankas, tai tada mes galim matyti, kur jie vaikšto. Jeigu jie iškeliauja į kažkokį kitą banką kažkur, tai vadinasi, jau per šitą siūlą galima užčiuopti ir išvynioti tą siūlų kamuolį. Bet daugelis advokatų tiesiog sako, o ką jūs nesidomėjot? Tai jūs pati turėtumėt rinkti įrodymus, jūs pati turėtumėte surinkti informaciją, tai kur jūs buvote? Tai toks klausimas. Tai jeigu jūs vieną dieną taip susidursit su tokiu klausimu, tai tada prisiminkit šitą mūsų pokalbį ir pasakykit, aš žinojau, kad galiu nugriūti, bet toj vietoje nepasidėjau pagalvėlės. Tai tikrai, kad ir kokie gražūs tie santykiai pradžioje, jie visada būna gražūs, bet kaip sako ir advokatė, kai skiriasi, tai būna ir labai negražių skyrybų, ir būna dalinimos iki šaukštų, peilių ir šakučių, ir kovos be taisyklių. Tai tikrai pasitelkiamos visos priemonės ir jeigu jūs būsit atsipūtusi ir pasitikinti, aš savo vyru pasitikiu.
jis investuoja, jis žino, ką daro. O aš turiu privilegiją nežinoti. Tai jūs save galit labai, labai skaudžiai nubausti, save ir savo vaikus. Nes kai vyras išeina pas kitą, tai jisai ir pinigus išsineša, ir jau jam savi vaikai net būna tokių vyrų, kuriem nebelabai jau rūpi. Ir tada gaunasi, kad tu lieki su savo vaikais, o jis jau kuria naują šeimą, jau jis ten neša pinigus. Ir tada vat, jūs tikrai galite labai pasigailėti. Jau pradedant tuo, kad griežtai turbūt nei aš, nei advokatai nerekomenduoja moteriai nedirbti ir tiesiog gyventi ir pasitikėti vienu pajamų šaltiniu, nes nuo vyro priklausanti moteris tai turbūt blogiau būti negali. Jis neturi kur išeiti, jis neturi kaip išeiti, jis praranda kvalifikaciją, jos diplomas jau seniai sudulėjo stalčiui ir, turbūt, Viktorija, čia galėtume pratęsti. Aš su tuo nedirbti, tai galiu pasakyti kitą dalyką, kas tikrai, šiaip apskritai kalbant apie skyrybas, tai turbūt galėčiau tokį paskirstyti, kad pirma banga skyrybų būna per pirmus 3 metus, tai ten kažkokių didelių tokių kataklizmų nebūna, nes neretai būna, kad dar ir vaikų nėra, ir, sakykime, to turto dar neprikaupta, tai čia vienas momentas. Antra didžiulė banga būna 10 metais, tai gali būti 9, 11, va tas. Ir trečia labai didelė banga būna, kai vaikams sueina 18. Tai čia yra ta kategorija, kurie gyvena dėl vaikų. Tai vat ypatingai nedirbančių moterų man būna gaila vat šitoj trečioj bangoj. Todėl, kad nedirbo jos metų 18-20, apskritai bet kuris žmogus, jūs pasodinkit namuose ar vyrą, ar moterį, jokio skirtumo, kai jis neina į darbą, jo interesų ratas labai siaurėja. Jisai pradeda gyventi tik tai kiaušinienės kepimu, grindų išplovimu, dar kažko. Jis nebeturi savo net ir kitai pusėje papasakoti, kad va, pas mane darbe ten tas, anas, kad kažkoks problemų sprendimas, dar kažkas. Ir toks sutuoktinis, kuris sėdi tik tai su kiaušinienė namuose, jis anksčiau ir vėliau pasidaro neįdomus. Ir vaikams sueina 18 ir tada ar vyras, ar moteris sako, žinai, dabar jau viskas, vaikai užaugo, o mes nieko bendro nebeturim ir tu man nebeįdomus arba neįdomi. Ir va čia va būna pačios, mano akim žiūrint, tokios drastiškiausios, dramatiškiausios situacijos. Tai ačiū labai, Viktorija, už komentarus. Ugne, ar mes turim dar klausimų? Ne, neturim, tai jau manau galim eiti link pabaigos. Gerai, tai noriu labai padėkoti Ugniai už tai, kad pakvietė, todėl kad, manau, kad viena iš mano tokių misijų yra šviesti, mokyti, dalintis. Aš jaučiu malonumą dalindamasi, tokią turiu ligą, tai dėl to ir dirbu universitete. Viktorija irgi tokią ligą, kiek žinau, turi. Tai labai ačiū Viktorijai, kad sutiko savo laiką. Šiandien jos dukrytės gimtadienis, o mes jos brangų laiką dabar valgom. Tai to smagaus tortadienio taip pat. Ir ačiū visiems, kas prisijungėte ir tikiuosi, kad ir tie, kas vėliau peržiūrėsite video, tai gausite naudingos savo informacijos arba bent jau tą pirmą impulsą, kuris jūs sumotyvuos vis dėlto padaryti kažkokius pokyčius savo gyvenime, priimti svarbius sprendimus šiandien, kad rytoj jūsų gyvenimas būtų geresnis. Ačiū visiems. Taip, tai aš dar irgi norėčiau pridurti, kaip Neringa sakė, kad šie seminarai bus kas antrą penktadienį. Tai labai lauksime visų ir taip pat norėčiau padėkoti ir Neringai už labai informatyvų ir įdomų pristatymą ir taip pat viešinį Viktorijai Čivilytei, kuri pateikė taip pat labai daug įdomių įžvalgų ir istorijų. Tai ačiū ir labai dalyviams ir susitiksime ne kitą, bet dar kitą penktadienį. Tai labai lauksiu jūs. Valentino dieną. Valentino tai dieną. Iki tol. Viktorija gal dar norėjo pasakyti kažką. Ne, tiesiog ačiū ir iki. Iki.